rugelį, o kai tu užaugai, aš užaugau ir žvojojau prieš kartų saulanai. Kokioje ES šalyje begyventume ar besilankytume, maisto tradicijos ir įpročiai siejami su duona. Spėjama, jog pirmą kartą žmonės gardžiuotis duona galėjo jau prieš 15 000 metų. Tiesa, Lietuvoje tai įvyko kiek vėliau, tačiau vos tik atsiradusi duona lietuvių kultūroje buvo sudievinta. Duona – pagrindinis ir svarbiausias žmogaus maistas, lydėjęs jį nuo lopšio iki karsto. Su duona sutikdavo ir išleisdavo garbingą svečią, duona neždavosi eidami į svečius, taip pat iš jų grįždami atsineždavo tų namų duonos. Ilgus šimtmečius duonos kepimas buvo namų šeimininkės, motinos ne tik pareiga, bet ir garbė, jį lydėjo įvairūs papročiai. Jei krosnyje duona blogai kepdavo, moteris surinkdavo senas nagines, batus ir mėtydavo į kūrenamą krosnį, tikėdamos, kad nuo to duona pradėsianti geriau kepti. Jei kepant duoną ateidavo svečias, tai sakydavo, kad jį užkepė. Jis būdavo laikomas jau šeimos nariu. Pakeleivį užklydusi kepant duoną sulaikydavo, kol iškeps duoną, kad galėtų jam į kelionę įdėti šviežienos. Vadinasi, duona kaip koks totemas jungdavo žmonės giminystės, artimos draugystės ryšiais. Tai maistas, kurio negalima niekuo pakeisti. Maža to, dar tai ir vaistas. Mūsų protėviai duonos mirkinį dėdavo ant sunkiai gyjančių ir pūliuojančių žaizdų. Buvo tikima, kad suvalgyta duonos riekė gali nuraminti išsigandusius vaikus. Visgi pagrindinė duonos paskirtis – teikti energiją. Leonas Šulskas iš Ignalinos rajono Taujūnų kaimo, sulaukęs net 102 metų, iki pat gyvenimo saulėlydžio, savo rankomis sėjo, pjovė, kūlė ir malė rugius, o jo žmona Janina kepdavo duoną. Pasak senolio, tokia žmogaus prievolė – savo rankomis turi užauginti duoną. Jeigu pasėjai, tai turi ir nupjauti pats, sakydavo Leonas. Kada rugiai lauke prinoko ir kada laikas juos pjauti pjautuvų, Leonas taip pat gerai žinojo. Saka, nupjavai, turi pasisai, tai tu pjauk. Vos keli kilometrai nuo Visagino Kalviškių kaime galima išvysti senovinę kuliamąją. Romanas Jakutis kiekvienais metais pasisėja nedidelius plotelius rugių, juos nupjauna pjautuvų, suveža į kluoną ir neskubėdamas visą derlių susikulia. Saulės džiovinami gubose rugiai geriau išdžiūna. Sunkus darbas, bet duona skani, šypteli Gaspadorius. Romano vokiškai arkliniai kuliamai 100 metų su viršum. Kažkada kiekvienas kaimas turėjo tokią, arkliai sukamą. Dar mano amžinatilsį tėvas Leonas Jakutis pasakojo, vieni pas kitus eidavo talkon ir kuldavo, reikėdavo 4-5 arklių, 2 ilsėdavosi, 2 dirbdavo, o aš pritaikiau prie jos elektros variklį ir kuliu savo reikmėm, pasakojo ūkininkas. Pasak šeimininko, jo kuliamoji dirba kaip europietiškas kombainas. Grūdai byra į vieną maišą, atliekos į kitą ir šiaudai iškrenta atskirai. Nors Romanas dirba Visagine, tačiau negali įsižaidėti brangių tradicijų, kurias jam perdavė tėvas. Šiandien įvairiausios duonos mums siūloma parduotuvių lentynose. Duona tapo masinio konvejerinio gaminimo produktu ir pelno šaltiniu. Rūpestį kelia tai, kad verslininkai trumpindami duonos gamybos procesą ir ilgindami produkto galiojimo laiką naudoja įvairius cheminius priedus, kurie mažiau ar daugiau, bet kenkia žmogaus sveikatai. Eurobarometro apklausos duomenys rodo, kad lietuviams labiau nei kitiems europiečiams nerimą kelia juos supanti aplinka. Mes jautriau reaguojame į oro taršą, bijome susirgti sunkiomis ligomis, būgštaujame dėl antibiotikų ir pesticidų likučių maisto produktuose. Ir labiausiai iš visų europiečių nepasitikime maisto priedais. 9 iš 10 žmonių mano, kad maisto priedai kelia pavojų sveikatai. Net 95% patvirtino, kad parduotuvėse produktus renkasi pagal jų sudėtį, studijuodami etiketes. Taigi lietuviai rūpinasi savo sveikata ir vis dažniau prisimena močiutes, gyvenančias kaimuose, kurios dar ir dabar kepa kvapnią ir sveiką duoną. Šiandien būtina išsaugoti ir perduoti vaikam ne tik senasias duonos kepimo tradicijas, bet ir poreikį patiems išsikepti sveiką duoną. Taigi važiuokime į Panevėžio rajoną, Miežiškių miestelį ir aplankykime 84 metų močiutę Angelę Gudienę. Močiutė Angelė pirmasias duonos kepimo pamokas ėmė iš savo bobutės, o praktiškai duoną kepti išmokė mama. Ir duonkubilis nuo šimtmečio pradžios, nuo močiutės likęs.
Juk kiekviena šeimininkė žinojo, kad duonos skonio paslaptis duonkubilyje, todėl jis buvo branginamas ir perduodamas iš kartos į kartą. Duoną kepti reikia turėti sveikatos, ne tokiom senom su duona užsiimti, bet pasikepu, pasakojo Angelė. Pasimokykime iš močiutės Angelės kepti juodą ruginę duoną ir mes. Svarbiausia, namuose reikia turėti duonkubilį ir duonkepę, taip vadinamą krosnį. Pradžioje duonkubilyje verdančių vandeniu užplikome dalį ruginių miltų. Juos išmaišome su medinė mente ar šaukštu, apibarstome saują sausų miltų ir uždengiame porai valandų, kad apšustų. Tada įpilame šiek tiek šalto vandens, įdedame nuo praeito duonos kepimo pasiliktą raugą, saują druskos, stiklinę cukraus ir dar kartą užmaišome. Šiltai uždengtą duoną paliekame rūgti dar parai. Kai duonkubilyje tešla atslūgsta, reiškia ji jau išrūgo. Tada vėl pilame miltus ir tuomet jau duoną minkome rankomis tol, kol tešla nebelips prie jų. Kito šeimininkė sako, kad minkyti reikia tol, kol nuo nosies nukrenta pirmasis prakaito lašas. Užglaistome tešlą gražiai vandeniu ir paliekame pasikelti. Dabar jis stovės vaikel, kol padarom šitą skylę ir dabar, kai skylė užsitrauks. Kai skylė užsitrauks, bus, reiškia, jį iškilus. Duonkepę reikia iškūrenti beržinėmis, uosinėmis ar juodalksnio malkomis. Eglė ar pušis netinka. Kūrenti reikia tol, kol duonkepės lubos pabals. Tuomet ištraukiamos ir išstumdamos žarijos, o su pušinė šluota kruopščiai iššluojama ir paruošiama vieta duonai pašauti. Pušies kvapas pasklinda duonkepėje. Ližė pabarstoma miltais, kad duona gerai nuslystų į pečių, tada dedami ajerai ir ant jų formuojama duona. Ir kvapas geras ir nesiliečia su pečiumi. Kad pirmas kepaliukas būtų skalusus, sakydavo. Va šitaip visą laiką intrėždavo pirštus. Pirmame kepale šeimininkės įspausdavo kryžių arba žegnodavo jį prieš pašaunant į pečių. Po valandos patikriname, kaip duona kepa. Kad viršus geriau apkeptų, į duonkepę vėl įstumėme žarijos. Jeigu duona sutrūksta, vadinasi, pečius buvo nepakankamai įkūrentas. Kaip pasakojo močiutė Angelė, maži duonos kepaliukai kepami 1,5 valandos, o dideli 2. Kol duona kepa, sutvarkomas duonkubilis. Išgramdomas ir kitam kepimui paliekamas raugas, o duonkubilis gražiai aprišamas medžiaga, kuri nedulkėtų. Vienos šeimininkės iš nugrandytos nuo duonkubilių sienų tešlos kepdavo pagranduką, o kitos vadinama varna, į kurios vidų įdėdavo vištos kiaušinį. Ar duona iškepė, Angelė patikrina nosies galiuku. Jeigu nosis pakenčia, tai žinok, kad duona jau iškepus, sako moteris. Išimta iš pečiaus duona pašlakstoma vandeniu ir uždengiama drobiniu audiniu. Duona buvo valgoma tik ataušinta. Močiutė Angelė mums dar papasakojo, kad senoliai esant jaunam mėnuliui duonos nekepdavo. Ji būdavo prasta, nepakilusi. Dar Angelė prisimena mamos pasakojimus apie sunkmečių kepamą duoną. Pritarkuoja žalių arba virtų bulvių, tada sumaišo su kiek turi miltų, išrūgina ir sėlenomis atminko. Tais laikais jokių priedų, jokių sojų nežinojome. Tokią duoną vadindavo ubago duona. Na, o 77 metų močiutė Stefanija Knizikevičienė iš kito Upytės kaimo kepa baltą duoną, dar vadinamą ragaišių arba raguolių. Stefanija taip pat mama išmokė kepti ragaišį. Kvietinius miltus namuose girnomis arba malūne susimaldavo. Jie būdavo su sėlenomis ir netokie balti, kaip pirktiniai, o vadinosi rozavi miltai. Ragaišį kepdavo ir iš miežinių miltų, bet jis prastai pjaustydavosi, lūždavo. Kaip pasakoja močiutė, tokį baltą pyragą ir bandeles įdarytas kopūstais ar spirgais kiekvieną šeštadienį iškepdavo. Bandeles valgydavo kartu su kiaušinienė per pusryčius, grįžus iš Kermošiaus. O dabar šeimininkė duonkepę užkuria, kai vaikai su anūkais ar svečiai atvažiuoja. Taigi ragaišiui užmaišyti močiutė Stefanija smulkiai sutrina 1 kilogramą virtų bulvių, sumaišo jas su apyšilčiu vandeniu, įdeda 100 gramų mielių. Dar įpila apie 3 litrus vandens ir 4 kilogramus kvietinių miltų.
Viską gerai rankomis išmaišo, užpila ant viršaus saują miltų ir palieka 6-7 valandoms kilti. Tada įberiama druska ir tešla atminkoma. Kol ragaišis dar kartą pakils, kuriama krosnis, lygiai taip pat kaip ir juodai duonai kepti. Išrūgusi tešla sudedama į skardines formas. Ragaišis į pečių pašaunamas pirma, paskui bandelės. Gražų ir kvapnų močiutė Stefanija iškepė ragaišį, gražiai paguldė ant stalo ir ranka apiplovė vandeniu. Apdengė šiltai ir paliko iki ryto. Sako, rytoj atlaidai, kai grįšime po jų ir skanauti galėsime. Lietuva – švarus, gražus ir žalias kraštas. Daugelis atvykusių iš kitų Europos šalių stebisi mūsų natūralia gamta, paukščių rūšių gausa. Taip, šiandien mes jau susimastome apie aplinkos tausojimą, ekologiją, apie sveiką gyvenseną. Vis dažniau jaunosios kartos šeimininkės duoną kepa savo namuose. Mokosi viena iš kitos, eksperimentuoja, dalinasi raugu. Taip gimsta bendruomeninis gyvenimas, naujos kartos nauji papročiai, poreikis sveikam ir saugiam maistui. 2003 metais Ukmergės rajone įsikūrė Petronių kaimo bendruomenės amatų namai, tuomet pirmieji buvo tokie Lietuvoje. Vietos bendruomenės moteris demonstruodavo audimo, sviesto, sūrių gaminimo ir duonos kepimo tradicijas. Ir dabar čia važiuoja pasimokyti, švęsti šventės būriai moksleivių, svečiai iš užsienio. Emilija Zvicevičienė, kuriai duonos kepimas pažįstamas nuo pat vaikystės, demonstruoja visą duonos kelią. Ignalinos rajono Linkmenų moterų užimtumo centre moteris susirenka pabendrauti ir atsineša savo duonos, keptos tiesiog elektrinėse ar dujinėse orkaitėse. Centro vadovė Meilutė Šerėnienė raugą parsinešė iš kaimynės Reginos Poškuvienės, o Regina raugą parsivežė iš Vilnietės draugės, 4 kartus bandė kepti duoną, kol ryžosi dalintis raugų su draugėmis. Meilutė su Regina turi savo duonos kepimo tradicijas. Viena kepa sekmadieniais, kita šeštadieniais. Regina mėgsta pridėti saulėgrąžų ir kepa šviesią duoną. Meilutė nededa jokių priedų, kepa juodą ruginę duoną. Kiekvienos šeimininkės duonos skonis būna skirtingas. Tai priklauso ir nuo virtuvės aplinkos. Pasak moterų, duonos kepimas tampa savotišku ritualu. Meilutė jau seniai norėjo išmokti kepti duoną, vartydavo receptus, bet netikėjo, kad paprastoje orkaitėje tai galima padaryti. O kepti ją skatino prisiminimai, kai močiutė kepdavo ir žegnodavo duoną, kurdavo pečių. Artimoje ateityje Meilutė planuoja pasistatyti savo pečių. Juk būtų graži ir svarbi tradicija kiekvienai šeimai turėti savo duoną. Mano duoną labai vertina sesuo, vyresnė dukra, vis klausia, kada vėl kepsi. Taigi atsiranda lyg koks įsipareigojimas, kaip čia be savo duonos, pasakoja Meilutė. Regina tikina, kad naminė duona daug skalsesnė, tai yra sotesnė nei pirktinė. Jie vaišina atvažiuojančius miestelėnus. Moteris paskaičiavo, kad savo duoną išsikepti yra pigiau ir laukia pavasario, kada Kaziuko mugėje galės nusipirkti tikrus ąžuolinius duonkubilius. O ką šiandien apie duonos atsiradimą, kepimo tradicijas žino mūsų patys mažiausieji? Apie tai kalbėjomės su Ieva, Greta, Vaidu ir mažuoju Pauliumi. Sako man senelė, duona mums juda žemelė duoda. Žmonės sėja rūgį, kvietį, linksta varpos jų geltonos. Sušukau, man pardavėja davė kepaliuką duonos. Ai, senelė trepinėja, o kur gavo pardavėja? Ėmė iš mašinos duoną, mašina mums duoda duoną. Argi tau, bambliuk, suprasti, teks matau į kaimą vežti. Ei, į kaimą ten teta ir duonutė jos kepta. Žemė dovanoja.